Ar mums iš tiesų reikia vartoti maisto papildus? Ar nepakanka vien sportuoti ir sveikai maitintis? Ir argi maisto papildai nėra nenatūralus būdas gauti reikiamas maistinės medžiagas? Žinoma, būtina sportuoti ir valgyti sveiką bei įvairų maistą. Tačiau šiuolaikinio gyvenimo tempo ir mitybos pagrindai gerokai skiriasi nuo natūralios mūsų prigimties, pagal kurią naudingi maisto produktai arba maisto papildai galėtų užtikrinti ir palaikyti maistinių medžiagų balansą. Beveik nieko, ką mes darome šiandien, neįmanoma apibūdinti kaip natūralaus. Mes valgome daugybę stipriai apdorotų maisto produktų. Mūsų žemės ūkyje naudojami metodai yra labiau skirti tinkamai produkcijos išvaizdai, o ne jos maistiniai vertei išsaugoti. Ir daugelis mūsų vartojamų vaisių ir daržovių yra skinami dar nesunokę, o vėliau transportuojami po visą pasaulį. Ir ilgas savaitės laikomi, kol galiausiai pasiekia prekybos centrų lentynas. Tačiau viskas ne visada buvo taip. Greitai pažvelkite į tai, kaip per paskutinius 150 000 metų keitėsi šiuolaikinis žmogus. Per pirmuosius 145 000 metų mes iš esmės valgėme viską, kas pakliūdavo mums į rankas. Mūsų protėviai rinko laukinius vaisius, augalus, riešutus ir uogas, o taip pat medžiojo bei žvejojo. Tačiau jų valgomas maistas ganėtinai stipriai skiriasi nuo to, kuriuo maitinamės šiandien. Praeityje žmonės valgydavo sumedžiotų žvėrių skrandį, plonąsias žarnas, kepenis, širdį ir kaulų čiulpus. Šios dalys iš esmės pasižymi ženkliai didesnę maistinę vertę nei raumenų mėsa, kurią šiandien renkasi dauguma žmonių. Šiuolaikiniai vaisiai ir daržovės taip pat gerokai skiriasi nuo tų, kuriuos mūsų protėviai skindavo nuo medžių šakų. Pavyzdžiui, laukiniai obuoliai buvo mažyčiai, kieti ir rūgštūs vaisiai, kurie tikrai nebūtų patrauklūs šiuolaikiniam pirkėjui. Tačiau jų maistinė vertė buvo ženkliai didesnė nei specialiai išveistų obuolių rūšių, kurių vaisiai yra plačiai paplitę šiandien. Per pastaruosius 5000 metų mūsų gyvenimo būdas drastiškai pasikeitė. Šiuo laikotarpiu mes išmokame auginti javus, auginti gyvulius ir ruošti maistą, todėl tapo lengviau jį virškinti ir konservuoti. Atsiradus žemės ūkiui, tapo įmanoma gauti maisto didesniais kiekiais. Staiga tapo įmanoma pagaminti gerokai daugiau maisto, nei galėjome suvartoti. Todėl likusį maistą buvo galima išsaugoti vėlesniam laikui. Tai buvo tikra žmonijos revoliucija, suteikusi mums laiko ir energijos statyti piramides, kurti bendruomenes ir steigti religijas. Nuo to laiko mes sparčiai atitrūkome nuo natūralaus gyvenimo būdo. Dabar mes gyvename namuose ir kuriamės tokiuose planetos kampeliuose, kurie iš šalies atrodytų visiškai netinkami gyvenimui, be technologijų, kurios galėtų mus šildyti ar vėsinti. Rūbai mums reikalingi, kad apsaugotų nuo stingdančio vėjo ir svilinančio saulės. Ir jei susergame gripu, visada galime kliautis antibiotikais, kurie ant kojų mus gali pastatyti vos per kelias dienas. Visą tai galima įvardinti kaip skirtingus mūsų natūralių poreikių papildus, suteikiančius mums galimybę gyventi patogiai, saugiai ir sveikai. Tačiau masinė gamyba turi tam tikrą kainą. Auginant javus toje pačioje vietoje metai iš metų, greitai pastebimas dirvožemio kokybės prastėjimas, nes augalai išnaudoja dirvožemėje slypinčias būtinas mineralinės medžiagas greičiau, nei jos gali atsistatyti. Bėgant laikui, tai lemia spartų mineralinių medžiagų mažėjimą pasėliuose. Įgijus gebėjimą laivais įveikti didžiausius vandenynus, išaugo konservuoto maisto, kurį būtų galima transportuoti ilgą laiką poreikis. Kai kurie iš pirmųjų tyrinėtojų mirė siaubinga mirtimi nuo ligos, vadinamos skorbutu. Skorbutas buvo pirmą kartą aprašytas ankstyvaisiais viduramžiais vykusių kryžiaus žygių metu, tačiau tikėtina, kad buvo žinomas dar nuo antikos laikų. Ši liga lėmė daugelio ilgose jūrinėse ekspedicijose dalyvavusių įgulos narių mirtį, nes jūreiviai dažnai maitindavosi tik sūdyta mėsa bei sausais krekeriais ir negaudavo jokių vaisių bei daržovių. 1747 metais Anglijos laivyno gydytojas James Lind atliko tyrimą, kurio metu siekė atrasti skorbuto priežastį. Prieš kelionės jūrą skirtingoms jūreivių grupėms jis sudarė skirtingus mitybos planus, o joms grįžus jis labai lengvai padarė išvadą, kad vieninteliai išgyvenę tyrimo dalyviai buvo tie, kurie vartojo citrusinius vaisius. Kaip ir daugelio kitų sveikatos priežiūros klausimų atveju, prireikė nemažai laiko, kol James Lind išvados buvo pripažintos. Tačiau vos prieš prasidedant XIX amžiui, 1795 metais, Didžiosios Britanijos karališkasis laivynas ėmė naudoti citrusinių vaisių sultis kelionių jūromis metu.
Lind tyrimas buvo vienas iš pirmųjų maisto papildų tyrimų ir daugiau nei prieš 200 metus jis įrodė, kad įmanoma kompensuoti maistinių medžiagų trūkumą mityboje, papildant ją koncentruotomis maistinėmis medžiagomis. Taigi grįžkime prie klausimo, kodėl reikėtų vartoti maisto papildus. Juos vartoti reikėtų todėl, kad intensyvi gamyba maisto pramonėje kartu su ilgu pagamintų maisto produktų transportavimo ir saugojimo laiku gali sumažinti jų maistinę vertę. Apdorotus maisto produktus iš esmės sudaro cukrus, angliavandenį ir prasta maistinė verte pasižyminti mėsa, o tokį maistą labai dažnai vartoja daugybė žmonių. Be to, perdėtas pesticidų ir cheminių medžiagų naudojimas žemės ūkyje padidina apsauginių mikroelementų poreikį. Kaip rūšis mes visada sugebame atrasti, kaip išradingai kompensuoti mūsų natūralių silpnybių trūkumus. O maisto papildai yra paprastas būdas padidinti su maistu gaunamų maistinių medžiagų kiekį. Pharma-Nord yra viena iš pirmaujančių Europos maisto papildų ir natūralių prevencinių vaistų gamintojų. Daugiau informacijos ieškokite puslapyje pharmanord.lt.